Parodysiu vieną iš būdų, kaip užsiversti į drugelį. Tai visų pirma reikės pasiruošti rankas lygiai, taip pat kaip užsivertimui žemyn galvą, vidinė ranka šiek tiek žemiau, išorinė aukščiau, nepersuku riešų. Kabinsiu išorinę koją ant stulpo virš savo rankų. Kai užkabinu išorinę koją, vidinę iš karto stumiu tolyn. Vidinę ranką perverčiu pirštais žemyn, maždaug ties savo peties aukščiu. Ir dabar, kai turiu pirštus jau žemyn, imu stumti ranką ir tuo pačiu kelti klubus. Labai svarbu, kad suvienodinčiau stuburą su stulpu ir būčiau vienoje linijoje. Galinė koja stumia į galą, žiūriu į pagrindą. Tai dar kartą, ką turiu omeny, suvienodinti savo stuburą su stulpu. Kai aš su žemyn galva, turiu būti va taip lygiai grečiai. Labai dažnai nutinka, kad su šituo įprastiniu paėmimu, nes mes nedarome dabar išsukto, žmonės šiek tiek nusvyra į šoną. Reikia aktyvuoti pečius ir rankų raumenis, kad išliktume tiesiai lygiai grečiai stulpui.